Tai reikia sakyti labas vakaras ar labą dieną. Sveiki. Labas. Universaliai visą laiką. Tai nuo ko pradedam? Gerai. Neįsikarpysim. Galim nekirpti, yra kaip ir. Tas gyvenimas iš tikrųjų pas mūsų paprastai, aš žinau. Aš norėčiau pradėti nuo šitos. Iš viską mes čia darom. Jo, kažkaip kaip čia atsiradom, susigalvojam, prisigalvojam. Sumastėm. Galim šnipti kiekvieną dieną. Nu? Jo, mes kartu ištisai. Mes dabar jau gyvenam kartu, persikraustėm. Realiai, kai šiandieną čia turėjau dar kartą ateiti, aš tikrai jaučiausi, kad aš jau čia įsiveisiau. Žinai, jau čia mano buveinė vienas iš tų taškų, kur aš vaikštų. Tai kaip mes čia dabar sumastėm? Nu, taip ir sumastėm. Pas mane tokios crazy mintis, kaip visada vakarais lovai. Vai padarom podcastą. Kas tas podcastas? Tai čia, kaip tu man ten sakei? Čia klausyti reikia, ne? Aš dabar galvoju, kas tas podcastas. Aš buvau podcastą paleidusi mūsų modeliukams, gal dabar paskutinį kursą pas tave dariau, tų mergų, kur vadinasi dar tos čia. Ir jos pliurpia ir jau žiūrėk pati klausausi, žinai, galvoju, dieve, po to žiūriu, praėjo milijonas laiko, jos dar pliurpia, realiai vis tiek, žinai, dar vis dar įdomu. Tai tada aš jau susigaudžiau, tada iki galo, ką mes norim pasidaryti, biškai pasipliurpti, biškai tokių tų minčių išsivedžioti, žinai, ir šiaip mes pagalvoju, realiai, kai susitinkam, mes turim daug tų temų, kur randam ką pakalbėti. Pasijuokiam, labai. Nu, tai žinai, kas man per interesus yra pirmam susėdimui, kaip mes iš vis čia atsiradom, realiai, žinai. Pavyzdžiui, iš kur tu čia atsiradai su savo tais nagais, instruktoriais, mokymais ir ten viskuo? Nebuvau aš iš pradžių su nagais, iš vis, aš nežinau, kaip aš kažkada buvau pasisamdžius pačioj pradžioje marketingistė, kaip čia pavadinti, ar ne, kuri tvarkys tavo Instagramą, ar ne, socialinius tinklus, ir aš pasisamdžiau, kad man rašytų tekstus ir visą kitą. Tai kai atsiuntė tą pirmą tekstą, visą apie mane, čia turėjo būti apie mane, įdėta nuotrauka, ten žinai viską ir ten parašyta. Aš visada svajojau, nuo pat mažų dienų, vogdavau iš mamos stalčiaus lakus, tepdavau ir vyras į mane žiūri ir sako, sako, tu iš vis net neplanavai būti, iš vis dažytis moki, prasme iki tokio lygio, kad čia dar nagus ar dar kažką. Aš visada buvau šiek tiek su tuo marketingu, su tokia vizualinė darim, visada į tą pusę. Ir mokykloje netgi mokinių tarybos narė ir ten renginių organizavimas ir viskas pas mane į tą pusę labai įdavo. Kad aš vesiu ten būtent socialinius tinklus, mokysiu, kad užsimsiu nagais ir taip toliau, pas man iš vis nebuvo. Tai va, tai kaip tu sakai, kad su tais nagais, kaip tu čia pradėjai, tai visiškai ne... Tai kas buvo? Kaip čia įlindai? Iš pat pradžio tai iš viso užsiėmiau net ne nagais. Tikriausiai matei pas mane socialinėse tinkluose, kad aš 4 metus gyvenau Kazakstane. Tai va, tai Kazakstane stepėsi su pranogariukais. Kazachais. Tikrai ne nagus dariau. Žodžiu, pargrįžau, tai gavosi gal 2013 metai buvo. Ir ką, čia Lietuva po krizės tų darbų, litai berods dar buvo. Kažkas taip. Buvo dar litai, tai kažkas tai apie siūlo, ten 800 litų, ten 600, galvoju, ką tu eisi už tokią, kur tu nueisi dirbti. Ir kas tave dabar paims, va taip tiesiog paprastai nueiti dirbti, žinai. Kažką naujo vėl pradėti, nueiti dirbti. Ir mano uošvienė biškį su buhalterija. Tai galvoju, būsiu buhalterė. Ko ne? Galvoju, būsiu buhalterė, susiradau mokymus, viską ir tuo metu mano gera draugė buvo nuėjusi kursus mokytis nagus. Mačiau, žiūrėjau, kaip jinai tenai mokosi, kaip visai jai patinka ir taip toliau. Lembačkai galvoju, gal ir tie nagai, bet ne, į buhalteriją. Ir viskas, ir tada aš nukeliavau, užsirašiau į darbo biržos mokymus buhalterijos, jau keliauju aš užsirašyti ten pokalbiui ir ne. Ir žiūriu prie vieno iš būdelių, kaip sakau, kabinetų sėdi labai daug gražių merginų. Ir man labai norėsi sužinoti, kas čia yra. Ir realiai traukos taškas toks buvo iš viso. Ir kaip ir kviečia mane vos ne į tą kabinetą, kad jau viskas pildyk dokumentus ir pasirašyk buhalterijai. O ten jos visas krikštoja, klikauja ir visos tokios, žinai,
Nu, nežinau, man toks buvo iš karto, man tip iki jų, žinai, ir aš su jom kartu į tą kabinetą ir užpildžiau dokumentus. Aš noriu sėdėti su tokiais žmonėm buvo, ne tas? Jo, ir taip gavosi, kad... Ir jos įvėjo mokintis tu? Taip, ir gavosi, kad mes visos po to kartu ir mokinomės Nagavitoje, aš pasibaigiau mokymus per darbo biržą pirmuosius, tai čia, Jėzus, beveik, kas čia gavosi. Prieš 10 metų ir yra, 14 aš baigiau. Taip, aš iš karto skaičiavau, kad 13. Ne. Čia jau 10-metis. 10-metis. Tai va, 10-metis pasibaigiau mokymus, aišku, tada jokių ten gelinių lakavimų nebuvo, mes mokinomės paprastais lakais, frezą laikiau vieną kartą per tuos visus mokymus rankose. 13? Jo. Tu dar laikei? Nu, vieną kartą laikiau, ar 2 kartus. Gelinis lakavimas buvo gal viena pamoka parodyta, bet ką gerai atkaliau, tai pedikiūrą ir paprasto lako lakavimą. Ir net prancūzą su paprastu laku padarau geriau negu su geliniu. Šiandien? Drąsiai? Ne problema. Na, aš tave išbandysiu. Tai o kaip tau buvo, kaip tu? Žinok, aš tai galėjau samdyti tavo marketingistę, aš norėjau tas nagus daryti. Norėjau tas nagus daryti ir aš jau, kai jau... Aš šiandien temų šitoj srityje atsiradau visiškai. Aš tai žinok tikslingai nagus norėjau daryti, bet matai, man gal šitoks viskas susidėjo, tokie 2 dalykai, aš pat analizavau, kodėl šis nagus norėjau daryti. Žinai, kai ten renkėsi, tipo, skaičiuoji pinigais ar ten deimančiukais, kad galėsi pati pasidaryti, žinai, būna jaunystėje tokie bairiai renkantis tokias, žinai, profesijas, o man buvo, aš pati sakau, analizuoju, kodėl tai buvo, kad aš noriu. Pirmas dalykas, grožis, žinai, man grožis jaunystėje buvo viskas. Ilgais nagais buvai? Ne, man tiesiog grožis in general, tai buvo viskas. Mano buvo žema savivertė visą laiką. Aplamai grožis, grožis jo, bendrai, išvaizda, čia viskas. Tai viską nusako man apie žmogų, apie tai, kaip jis gali gerai gyventi ir panašiai. Čia buvo crazy. Ant paauglystės aš buvau crazy. Kodėl buvo šitas? Neturėjau savivertės, bet to, kad darželį iš manęs tyčiojosi. Įsivaizduoju toks bairis. Aš pati sėdėjau ir analizavau, kodėl man to taip reikėjo. Nu ir aš kai augau, šiaip aš buvau tas meniškas vaikas, mėgdavau piešti, visada ten mamai piešinius piešiu, norėjau lankyti dailės mokyklą. Manęs kažkaip neišleido, nieks man tipo, nesuorganizavo ten tėvai, kad aš lankyčiau panašiai, daug būrelius. Nu ir po to turbūt paauglystėje, žinai, tas grožis, davai, prasidėjo, man ir nagų reikia. Ir blakstienos nuo 15 metų aš sportuodavau, degindavaus ir man reikėjo įsidarbinti, po to į soliariumą įsidarbinus, jaučiau, žinai, tipo, jau čia yra tas tepsas. Vėliau žiūriu, kad, nu gerai, jaučiu aš kaip ir visai graži, tapau, žinai, pagal tos standartus, bet man tos meninės dalies gyvenime nėra. Aš, žinai, kas buvau, soliariumo jungtukas ir valytoja. Ateina, man sako, į 8-10 minučių. Aš paspaudžiu mygtuką, mes jau net nesisveikina ir aš jaučiu, kad gerai, graži, negraži, žinai, o ką aš dabar čia veikiu. Ir man vis norėdavosi kažkokio meno to neišpildyto, žinai, ir aš jau eidavau tos nagus daryti nuo jaunystės, nes grožis viskas mano gyvenime atrodė svarbiausias aspektas tuo metu. Šiaip gal labai kvailai taip skamba, bet aš gerai mokydavus, tai man atrodė, kad protinga pakankamai, dabar reikia patap gražiai, žinai. Ir matydavau, kai daro tos nagus, aš galvoju, koks čia geras reikalas ir aš eidavai, man prikliauk daugiau spauros, kitų man nupiešk. Nieko, atrodo, nenori daryti, nori greičiau mane paleisti, galvoju, ką tu čia žinai. Ir po to pas kitą draugą. Bet nagus irgi jau, ne? Jo, baigtų, aš gelinį lakavimą darausi nuo 12 metų, ar kiek ten, ar 14. Aš tada iš Ukmergės atvažiavau, tai pas mes tai dar galimybė. Aš žinok, eidavau namus daryti gelinį lakavimą, nuo seniausiai. Bet gal ne nuo 12, gal nuo 14, nu žodžiu, kad iki 15 su blakstienos kliaus, pažengus buvau, žinok. Nu ir žodžiu, sėdžiu aš tam soliariume ir aš matau, kad man nepatinka ir aš visada norėjau tos nagus daryti, žavėjausi baisiausiai. Ir yra viena bėda, gyvenu viena, reikia kažkaip tą algą gauni, aš gaudavau tais laikais jau po visų priedų ir priedukų max 4,50, dirbdavau žiauriai daug, žinai. Nes Akropoly darbo laikas mano būdavo nuo 9 iki 10. Ai, dar Akropolis. Aš Akropoly soliariume, žinai, ir matau, kad man nepatinka, žinai. Buvau pasiemus tą visą gap yearą, nieko nesimokiau ir galvoju, ką čia daryti reikia. Ir aš vis mamai raštu, mama, aš noriu daryti nagus. Ir problema buvo, kur kursai brangus. Prisimeni tais laikais, mokymo centrai buvo. Tu čia taip, ten tų instruktorių negalėjai taip rinktis, ypač kai nieko nežinai, žinai.
mokymai brangus, svajojau, vieną dieną. Aš vadinam Gavitai, kai pasidalinėjau, gavusi, kiek tada tikrai brangiai, gal, nežinau, gal 1000 ten su viršum tenai būdavo. Matai, aš jau atsisakiau antakių integruotų, atsisakiau pedikiūrų integruotų. Jo aš, žinai, iš paskutiniųjų. Ir į tos kursus, ir man vis tiek kainavo gal 600, mes prezos net rankose neturėjom, bet matai, mano buvo ne 213, čia buvo kokie 217, 16 metai. Aš patekau blogą vietą iš viso, žinok. Ir mums ten, kur ten, žinai, čia tik mokinių lakai, šitų nelieskit, nes jie geri. Nu, tipo, žinai, nepridvelti dulki. Ne, čia Klaipėdai. Nu, žodžiu, žinok, taupiau ant visos įrangos, mama sako, aš tų kursus finansuoju, mato, kad noriu, žinai, finansuosi tu tas kursus, sako, bet, nu, pati jau pirk įrangą. Pradėjau žiūrėti, ką čia pirktis. Aš irgi kaip išėjau po tų kursų, tai toks jausmas buvo, kad aš nieko, nu, kaip ir reikia nusipirkti aparatus, pasirodo, ištraukėjus irgi reikia nusipirkti. Kokia tu protinga? Niekas nepasakoja. Tu labai protinga, aparatus ir ištraukėjus. Pirmas dalykas, ką aš pirkau, buvo AliExpress Swarovskiai. Nes dabar bus laisvė, darysiu visom, ką nori, žinai. Ir AliExpress lakai buvo mano pirmi pirkiniai. Jo, aš prisipažįstu, pačios pirmos medžiagos, tai tikrai buvo, kam pirkti tokias brangias? Taip, kam prie... IBD būdavo tokie, aš pamačiau, kadangi Nagavitą baigiau, Nagavitą turėjo IBD tuos visus gelius, galvoju, yra alkė, pilna ir pigiau. Ne, aš pirkau originalą. Gelį. Tu protingesnė. Aš pirkau gelį, bet žinok, visus lakus, blizgučius, visokius iškart parsipumpavau. Dar laukdama kursų pradėjau, žinai, pirkti. Pirmiau už visą gerą įrangą, tai spėk, kokia buvo mano įranga. Nu, tai mano irgi tokia pati buvo. Tas sutraukėjas, ant kurio taip rankytės grapuoji, žinai. Rožinis, man atrodo, buvo mano. Buvo mano marmurinis toks pavargęs, žodžiu, lempa, tokia ofisinė stalas, Ikėjos, pats pigiausias, juodas, nes labai gražus gybus. Atėjo mano draugė, koks ten tėvas, nu aš vieną gyvenau, žinai, kaip man kaip koks tėvas sumontavo kėdę, stalą, aš padariau valgyti, pastatėm darbo vietą, žiūrim, opa, o kur darbo vietą, spėk. Virtuvė? Ne virtuvė, pas mane virtuvė per mažu buvo tiesiog salionė. Faktiškai. Pradžių pradėjau irgi salionė. Pastačiau tarp tokių 2 spintų, karočią, ir darbo vieta. Ir reikia dirbti, pradėjau daryti nagus. Supratau, kad prilipdžiau tokio storio, tokio ilgio priaugintus seksi nagučius ir joms kažkaip reiks padaryti korekciją jiems. O aš nudrošiu. Ar supratai šitą dalyką? Aš tai... Ką man frezos reiks? Važiavau. Aš tai supratau, kad man šakės. Aš tai pradžioje irgi, nes, mes, kai mokinomės, tai nebuvo ten, sakau, 1 ar 2 ten tos pamokos priauginimo. Aplamai, kas čia yra, ar ne? Ir gelinis lakavimas, o visi ir niekas nesakė, kad kai tu nueisi dirbti, jos visos norės pakeinto gelinio lakavimo. O aš prisipirkus paprastų. Man niekas nenorėjo nei to, nei ano. Priaugink, balerinos. Tai va, prasidėjo priauginimai ir būtinai su geliniu laku, jokių paprastų ir ten ir visa kita. Ir tada, aišku, kaip tu sakai, kai tu pamatai, aš su dilde kankindavausi, kol aš nuimdavau. Tai tada aš nusipirkau ir laukiau, kiek mėnesis laiko šaliko, gal ar ten 2 mėnesiai važiuodavo ten tos frezos, nusipirkau frezą, rinkausi, dar kartu su vyru sėdėjom, bet jums brangesnė biški bus geresnė. Pirkau Lietuvoje JD, tokia rožinė, gal esi mačiusi. Ir? Rožinė. Ir gerai buvo. Gerai buvo, traukė. Ilgai gyveno. Nu, taigi viską darydavau ant mažų apsukų. Nepatikėsiu, aš gal po kokių maratoną savo pirmąjį, aš nusipirkau gal po 4 metų tik. Aš irgi? Žinok, aš net atsimenu tokį garsą, kai užsikimždavo, keisdavo senas frezas, tokios kaip žiežė, atsimeni? Tas geras buvo. Pirmą, aš kada nusipirkau maratoną, kai aš nuėjau į pirmą aparatinio pedikiūro mokymą su kepurėlėm. Ir man ta freza tiesiog sudegė per mokymą. Ir turėjau mokytoją paskolinti savo ją. Tai va tada aš išėjau užliumbyti, kad skudinau frezą, bet tada supratau, kad nieko verta. Pas tave tas pedikiūras, žiūriu, tau daug tokių atnešė, nežinau, lūžio taškų, kur tu supratai, kad kažkas gerai, kažkas paina. Man pedikiūras yra siaubas. Kodėl? Jis man yra baisiausias atsiminimas. Jis yra tas dalykas. Pridirbau. Rimtai? Pridirbau. Ką pridirbai? Pridirbau. Ką pridirbai? Taip pėts buvo, žinok. Jo, į pirštą štai? Beveik. Nejuokauju, net taip. Žodžiu, klausykis, kaip buvo. Atėjau dirbti saloną ir man sako, nėra kas daro pedikiūrus, mokykis. Sakau,
žiūrėkit, sako, aš einu pas kolegę, eidavau pas kolegę, tokia, jinai buvo prisimokius normalius kursus, 500 eurų, viskas tvarkoja. Sakau, aš galiu išmokti pas tą kolegę, nes man patinka, kaip jin daro, sakau, per valandą pilną pedikiūrą padaro. Na, žinai, rūgštis, maistinė plėvelė, gal ten rūgštinasi tą pėdą, jinai ten davai nagučius patrina ir eikšė. Žinai, sakau, aš galiu pasiaiškinti, nes man patinka, kaip jinai daro, nes jinai darė su freza viską. O mano tos kolegės su dildėm. Galvoju, aš taip nedarysiu, žinai. Aš anksčiau ir nesimokiau, nes aš nenorėjau ten trinsiu tą dildę. Atrodė, į mano tą estetikos ir meno tą poreikį, neįsipaišo tas pedikiūras. O čia, žinai, džik su aparatu ir tada gali gražiai lakuoti. Ir davai, žinai, jau, sakau, aš tau sumokėsiu, davai mane pamokink tai kolegijai. Davai, sako, susitarkim, žinai. Susitarėm, padariau pedikiūrą, žiūriu, gražiai, viskas fainiai, viskas labai suprantama, žinai, estetinis, paprastas, nepersistengti, ties kojų pirštukais gut. Į saloną ir jie turi savo priemonės ten. Ir sako, mes dabar šitoj nupirksim, galėsi pradėti, nes tik viena mūsų meistrė gali nupirkti, nes tik jis turi būti išsilaikęs jų kursus, kad tu galėtum jos pirkti. Ten ta rūgštis, kur yra. Klierans. Tu žinai, kaip jinai veikia? Ir aš jau uždėjausi maistinę plėvelę. Oda nuėjo puslė. Aš tikiu. Taip. Aš galvoju, kad mano karjera tai čia baigsis. Aš naktim nemiegojau. Tragedijos neįvyko, nei iš žmogaus to pusės, kuriam aš taip dirbau, nei salonas siemė, ta prasme, išsisprendęs, pasiėmė manęs tai nevėlė, nes aš realiai buvau nekalta, aš tikrai išsimokiau ir produktas, kurį reikėjo pirkti, turint kursus, paduoti man į nagus ir net nepaprašyti tos, kur baigė tą kursą, kad man bent painstruktuotų kažką, kur visiškai net nesu tuo produktu. Ne, aš mokiausi kažkokia iš viso ten rūgštelė, kur namuose. Tai, vos nežinai. Ir žinai, aš išgirdau apie tą situaciją, kad aš pridirbau, žinai, kad ten blogai atrodo ir aš tiesiog galvojau, aš šitą pedikiūrą čia kušinu, žinai, kam jo reikia. Pirmtas metų, bet realiai čia buvo tas galbūt vienas pirmųjų lūžio taškų, kur aš jau norėjau nepadaryti nieko, žinai, su tais nagais. Mane buvo toks irgi, kai mano klientai Panaricijos darė ir jinai papuolė pas chirurgą. Ir labai didelis gydymas buvo ir ten tas pirštas ištinės, jinai man siunčia nuotraukas iš pradžių, kaip viskas prasidėjo. Jinai, aišku, palaukė ganėtinai ilgai, ne tą patį vakarą, ne kad skauda pranešti, ar ten tvinksi ar kažkas, bet jinai kokias 3 dienas ir jau, žinai, tas pirštas ištinės gerai. Kas buvo, nebuvo jokio kraujo, nebuvo nieko, aš su dilde įbrėžiau. O jinai grįžusi namo, minkė kotletus. Mėsą. Ne? Tai savai aišku. Jo. Ir viskas. Ir Panaricijos pas ją ištino taip pirštas, kad jinai, žiedą ten turėjo pjauti, kad nuimti žiedą. Visiškai buvo baisu. Išvažiavo, sakyčiau, už kartą į priimamą įvažiuok, jinai man parodė, kaip atsiuntė. Ir po to aš realiai paniškai bijojau kirpti, bijojau kraujo, bijojau daryti manikiūrą. Aš absoliučiai visom klientėm nedakirpdavau, nedavalydavau. Įsivaizduoju, bet pavyzdžiui, dabar, instruktorė, ne? Ir kai tu dabar turėtum rodyti tokį dalyką, o tu paniškai bijai kirpti. Ne. Tai įsivaizduoju. Man su pedikiūru, aš įsivaizduoju, sakau, aš bijojau. Aš nežinau, aš jaučiuosi kaip kažkoks kenkėjas, žinai, kad man negalima to daryti. Jo, išsigydė, po to, žinai, aš kažkaip pergalvau dar kartą, pamačiau, labai ačiū šiaip tam salonui, kad jie nesugalvojo manęs, tai, žinai, traukti ir tiesiog suversti ant manęs piktuoju, žinai, kad tu, Milda, padarei. Aš, būdama ten 18-19 metų, aš net nebūčiau gebėjusi apsiginti ir atstovėti save, žinai, kai ką tik atėjau. Realiai buvo vienas geriausių salonų, žinai, mieste ir aš ten patekau ir aš taip didžiavausi to ir viską, žinai, bam, ta prasme, atrodo, sugriuvo visą mano tą karjerą, kur jau kažkuom pradėjau džiaugtis, nes buvau tik metus dirbanti bendrai. Aš jau pradėjau kaip ir džiaugtis ir tada ta mano situacija, ta pedikiūra, ir aš galvoju, viskas, man iš vis nereikėtų daugiau veltis. Ir kai supratau, kad aš dėl to nemiegu naktį, aš galvoju, tai kaip tu gyvensi? Tas darbas su žmonėm, pas mane jų per dieną 5 praeina, tai kiek jų praeis, žinai, bendrai. Kokių situacijų nebus ir aš galvoju, ar man čia verta, nes aš labai nemėgstu to chaoso gyvenime, panikos, žinai, aš norėčiau šiaip, kad būtų viskas visada gerai, man reikia dramos, žiūrėkit, ten visi sako, man geriausia meilė išdraskai, ištaškai, indus išsikeiki, po to, žinai, jau įsimylėjo, man nereikia tokio dalykų gyvenime, man visada viskas,
faina, labiau faina, labiau faina. Pas mane Čia tai, buvo aš tai nefaina. visą laiką, žinok, lipu į medį, į kalną, krentu, vėl lipu. Atbalansuota viskas. Ja. Bet Tai kaip tu čia tą Vilnių atsigavai? O, žinok, laisvai pradėjau štai savo, gimiau, užaugau tai Klaipėdai ir tada, žodžiu, buvo dar toks gyvenime lūžis, dirbau tam salone, po to aš ten dirbau, viskas buvo labai sėkmingai, šitas salonas yra mano gal didžiausias lūžis, kad kažko, žinai, siekti gražaus, profesionalaus ir nenorėti būti komforto zonai, kur tu manikiūrą droži namuose, be sos tinklų, be nieko su savo tom klientikėm, kurios visos tos pačios mažos kainos, bet stabiliai ir viskas. Čia buvo jisai mano tas visas geras dalykas ir mes su vyru, nepamenu, jau buvo vyras, taip, ir sakom, davai emigruokime į Švediją. Tiesiog, davai. Ko ne? Mes galim, mano tėvai ten gyvena. Ir kur važiuoti? Davai. Ir aš tiesiog sakau, tai aš išvažiuoju, tai aš turėsiu išeiti iš darbo. Labai fainai buvo, suradau iš karto į savo vietą kitą merginą, nes buvau susipažinus tokia mergina, čiagi tokia mergaitiški reikalai, ir jinai buvo mano buvusi. Jo, ir mes, žinai, taip pat turėjom tą tokį iš tolo vieną kitą, žinai, kryvai žiūrim, o po to išsiskyriau, susipažinom, abi nagų meistrais, mes iki šiol turim gerą ryšį. Merginų draugystė yra svarbiau už viską, galiu paantrinti, žinai, šitiem visiems pasisakymam. Ir, žodžiu, pasikviečiau aš ją, sakau, jeigu nori, dabar tu, žinai, čia mano vieta laisva, išvažiavau į Švediją, nepatiko juodai, viskas buvo ne taip, dar sužinojau, kad aš neščiam ir galvoju, ir aš, žinai, įsivaizduoju, tiesiog aš toks socialus žmogus ir aš įsivaizdavau. Ten nagus daro praktiškai tie kiniečiai. Visiškai kita tema ir poreikiai. Aš, jeigu ir dirbsiu su nagais, aš dirbsiu daugumoje tarptų lietuvaičių, lenkaičių ir viskas. Galvoju, vėl tas, žinai, išvažiuoju į kitą šalį, bet tu lieki vėl, žinai, tas toks susigūžęs, kur su tokia bendruomenė. Niekad ir neišsiplėtoja, žinai. Aišku, šiaip, nereikia sakyti, Dovilė matė yra Norvegijai, pas ją salonas ir ten daro tos gražius nagus ir visiems gerai, žinai. Tai aš taip neįsivaizdavau, kad taip gali būti. Bet kiek jinai irgi nežinom už kadro, kiek jinai dirbo, kad to pasiekti. Taip, bet žinai, man dinai, kai pamačiau, galvoju, va čia tai, žinai, reikalas. Mūsų stiliaus tobulinimo manikiūrai Norvegijoje, kur nors Norvegijoje, aš netikiu, ten, žinai, yra ten tipsai, kaip pas mus. Tai va, tie tokie. Tada aš įsivaizdavau, kaip aš su to vaiko vežimuku, to tuščio Švedijos laukuose, ten, žinai, tokiam link užmiesčių, ten visur gyvenom. Dabar, tada aš pagalvojau, kaip aš ten šliužinu ir kas bus po to. Eisiu dirbti kokį sandėlį, kalbos dar nemoku, ką daryti, žinai. Aš buvau laiminga meistė, o dabar aš šitaip ir aš dar neščiau ir aš nesidėdavau taip ir galvodavau, bet dabar aš būčiau savo vėl bute, droščiau nagus tom savo klientėm ir aš būčiau laimingai iki negaliu. Sakau, vyru, davai važiavam namo. Važiavam. Jam kažkaip nesisekė surasti darbo, kas buvo keista, gal buvo nelemta, nes jisai fūrą vairavo. Taigi fūrą susivairuoti tu gali susirasti, žinai. Kažkaip jam nesisekė ir sakau, davai varom. Tai buvo šiaip gaila tik vieno dalyko, kad jau tėvai džiaugiasi, kad atsikraustėm, bet mano brolis išsikraustė, tai jie, žinai, vis tiek turi vieną vaiką ten. Ir grįžom atgal tiesiog. Nebemigravom, žodžiu, antiemigravom, labai greičiai viskas praėjo. Ir tada aš buvau neščia ir dirbau namie taip, kaip svajojau, nes aš nebenorėjau į salonus, beje, buvo labai didelis surprizas, aš gavau iš dar 2 žiauriai gerų salonų, kur man, vienas iš šis buvo mano mokytoja, mane pakvietė į jos vietą perimti jos klientus, nes jinai nebenorėjo su jais dirbti, man buvo, žinai, kokia aš čia būčiau kieta, bet aš neščia. Aš ir sakiau, žinai, aš laukiu, sakau, aš tau nepadirbsiu. Negaliu. Verdiktas. Negaliu. Ir aš, žinau, grįžau iš geriausių salonų atgal į butą dirbti. Persičiau kitur tą stalą, labai gražiai susitvarkiau, pasidėjau čia įnikiu, kad 3 viename viskas tvarkingai ir, žodžiu, susitvarkiau jau kokybiškiau, geresnės lempos. Ir aš grįžau namo, žinok, tiesiog dirbti. Ir aš nesiparinau nei kiek ir pas mane iš to centro salonų susiradusios grįžo, kai kurios sugrįžo mano senusios, kurios ėjo namie, tada nebėjo. Ir, žinok, aš dirbau visą nėštumą ir aš jaučiausi nerealiai gerai, buvau labai laiminga. Po to aš pagimdžiau vaiką, pradėjau po truputį dirbti, priiminėjau tas klientės, kurios manęs taip laukia, buvo taip nuostabu. Padirbau ne keletą mėnesių, realiai gal keletą mėnesių ir aš sakau, merginos, sorry, bet aš krausiuosi į Vilnių. Tai jos tiesiog, aš galvoju, kad sakys, Dieve mano, žinai, jos taip ramiai reagavo, jos turbūt iš manęs tikėjo, žinai, kažko jau tipo vieną kartą čia mumis pametė, tai jau, žinai, ir nieko nuostabaus. Tai kas tam Vilniuje, vyras darbas? Jo, jis jį paaukštino, jis pradėjo važiuoti į Vilnių ir aš buvau tas toks, nežinau, mama, nežinau, tokia power mama, žinai, šydau pratu, mes gyvenam 5 aukšte, aš vežimo su vaiku 5 aukšto, žinai, mašina išvažiavus, dabar nėra.
po to apsikraunu čia nešioklę, aš buvau tokia super mamytė, žinok, aš darau viską, tu darau iki galo. Žindimas, nešioklės, viskas, žinai, kaip priklauso, čia vaikas, čia kuprinė, 2 maišai iš Rimeko į 5 aukštą, žinai, susitvarkau, aš savo klientę jauną įdarbinau klytę pas mane, pažiūrėdavo vaiką, aš dar priimdavau klientę, žodžiu, pasitarius iš anksto viską, variau kaip reikalas. Ir žinok, šiauris sunku buvo, ir plus motinystėje būti vienam, yra reikalų, žinai, tas vyras savaitgalį grįžta ir tu jau nebegali permesti darbų ant jo, nes tu nori su juo pabendrauti, gal tu sako, žinai, praleis kaip šeima laiko. Ir sakau, kiek mes taip gyvensim, aš pavargau, nes tu atsikeli ryte, matai tą kūdikio veidą ir tu žinai, kad tu esi tas žmogus, kuris ir nakčiai įstruoš, niekas nebus, žinai. O kūdikis buvo pas mane žiaurokas. Ir žodžiu, dabar geras. Ir sako, vyras sako, nieks nepasikeis, sako, tikraustumės į Vilnių. Ir aš tiesiog atsiguliau ir galvoju, koks skirtumas. Praeis mano tas vaiko auginimas, aš turėsiu startuoti vėl nuo nulio. Vėl klientai, vėl kažkur dirbti namie nenorėsiu, vėl darysiu viską iš naujo. Nu tai važiuojam. Ir atvažiavau, susiradau, išleidau vaiką į darželį neužilgo, susiradau artimiausią patinkantį saloną ir ten nuėjau dirbti ir man labai po to Klaipėdos faino salono pasirodė, kad labai netoks bendravimas, netoks meistrų vertinimas, neetiškas, nepainas, neprižiūrėta ir aš vyrui sakau, aš išeisiu, man čia visai ne taip. Jis sako, tai kur tu eisi, sako, pasidaryk taip, kaip tau atrodo. Vat, atsiradau. Tada greitai viskas. Labai panašiai. Ir man irgi buvo panašumų, kai tu pasakai, pavyzdžiui, tu sakei tą buhalteriją, tai žinok, aš, pavyzdžiui, sakiau, girdėjai, kad gerai mokinausi. Tai vienintelis dalykas, kas man nelabai gerai. Man tai niekada nesisekė matematika. Man irgi. Aš esu toks, viskas būdavo pas mane 9, 10, 8 ir matematika 6, žinai, tipo 5, 6. Aš egzą išlaikiau, bet aš per vargą. Aš tai egzą normalų turėjau laikyti, nes manęs nebūtų nemokamai leidę stoti, jeigu... Ne, aš valstybinio neišlaikiau, aš laikiau mokyklinį ir dabar visi klausia, kaip tu darai verslą. Tai tu Matėjas mokė, bet aš turiu vyrą, kuris Matėką labai gerai mokė. Tai va, mano vyras tik protingesnis ant skaičius. Nu tai va, tai išnaudoju. Ir žodžiu, žinok, aš buvau įstojusi į finansus. Ir aš tiesiog įstojau, bet tik dėl maksimalizmo to jaunatviško, kad aš galvoju, jeigu man viskas sekasi ir aš viską suprantu išskyrus šitą, tai aš nueisiu ir padarysiu, kad aš ir tą suprasčiau. Ir žinok, aš išsilaikiau tos 1 metus. Ir buvo netgi geri tie įvertinimai mano, bet man labai nepatiko. Man čia normalu, man nesiseka ir nepatinka, ne mano sritis, aš bandau čia save, žinai, išprievartauti. Ir aš, žodžiu, vienoje paskaitoje sėdžiu, kur vadinasi finansų pagrindai, pats pagrindas. Ir mes ten kažkaip tie, žinai, mes buvom jau išėję su kolegė viena, bendrakursė į tos, kaip vadinasi, kur tu ne kasdieną eini, o neakivaizdinius. Ir mes nieko visi nesuprantam, žinai, tokie, kažkas jau ten buvo vyresni dirbantis, mes ten nesuprantam, ko ten nori. Ir jis sako, kaip jūs man, jeigu ateina prie jūsų direktorius ir sako, paskaičiuok man per tokį laikotarpį, jeigu taikysim tą ir tą, kiek mes turėsime sukaupę to. Aš išskridau į kosmosą ir įsivaizdavau, kaip tas direktorius ateina ir jis man sako, paskaičiuok man, kaip... Ir aš supratau, kad taip nebus mano gyvenime. Aš ten nedarysiu. Ir aš po jos paskaitos išvariau, žinok, pas direktorę, sakau, man reikia atostogų. Aš nespėjau tualetą prieš podcastą. Aš sakau, man reikia, žinok, sakau, tu po tų atostogų, žinai, sako, mes nebeturim to kurso, į kurį tu galėsi grįžti, nebeformuoja, žinai. Sako, greitai, kokį administravimą, sakau, aš nenoriu, dar labiau už nesąmonį, žinai. Ir sakau, tai aš noriu mesti, žinai, savo studijas. Jinai, ta dėstytoja, norėdama mūsų išmokyti, mane išvarė iš to kurso, galim sakyti, nes aš supratau, kad taip nebūtų. Neskaičiuosiu aš niekada nieko, čia tiesiog buvo maksimalizmas. Labai panašios situacijos, buhalterija, finansai. Taip, sakau, aš irgi, žinok, išgirdau tą dalį. Aš lygiai taip pat nuėjau dirbti į saloną. Tikrai padirbau nemažai tam salone, porą metų, kažkas pusantrų, porą metų. Po to, nežinau, kas man susišvietė, galvoju, kad aš nebegaliu, man maža erdvės, man kamurkė ten tokie, žinai, maža, žinai, 8 kvadratų, pedikiūras ir manikiūras, ten vos telpa krėslas, žinai, ir taip toliau. Viskas, aš noriu pakeisti vėl ir vėl grįžau namo. Vėl atsiprašiau to savo kambarėlio. Bet ar tau buvo ten labai striokas, kad čia namai vėl? Man, pavyzdžiui, buvo viskas gerai dėl to, aš nežinau kodėl, bet aš kažkaip tas sprendimas buvo savo vietų toks jausmas. Iš pradžių, žinai, kai tik pradėjau aš namuose, tai buvo tas toksai noras išeiti. Kaip aš čia namie, noras išeiti ir taip toliau. Po to, kai nuėjai į saloną, supratai, kaip gerai buvo namie.
Tada norėjau namo visą tą laiką dirbdama, galvojau, blemba, tikrai, kaip buvo gerai namie, jokių problemų, žinai, visiškai. Blemba, tikrai šiaip iš dalies yra faina namie dirbti ir aš manau, kad jeigu būtų galima tai legalizuoti, kad meistrai, aišku, turi irgi kažkaip tvarkyti, aš nematau problemos didelės. Aš kažkaip irgi gal į namus eiti jau šiai dienai aš nenoriu. Bet gal dėl to, kad tai nėra nekaip prižiūrima, ne, ir ten mergos iš tiesų crazy gali dirbti, žinai, virtuvėje ant to. Bet šalia vyros riba ėdančio. Dėl to, kad tikrai yra nehigieniška, ne, pas kai ką. Bet kitos labai Kai kurios, pavyzdžiui, aš realiai ir instrumentus sterilizuodavau. Kur sterilizuodavai savo instrumentus? Ar sterilizatoriuje? Orkaitėj. Aš irgi. Kaip man čia Paulė sakė, vištą iškepiau. Aš sterilizuodavau orkaitėj savo instrumentus. Bet, svarbiausia, kad tu juos apkepdavai. Taip, ir sterilizuodavau ir rodydavau viską gerai, bet aš sėdau ir galvodavau, kažin, čia genialu ar debiliška, žinai, ką aš padariau, iki šiol net neapsisprendžiau, čia buvo protinga ar ne, bet man... Aš manau, kad buvo protinga, aš dabar kartais per bazinį pasakau. Aš galėjau nieko nedaryti. Juk žinai, per bazinį kursą pasakau merginos, jau geriau į orkaitę, negu visai nieko. Taip, nes žinok, aš irgi turėjau tik vieną sprendimą, mes grįžom iš savo emigracijos. Man suinvestuoti tą pradžią vėl reikėjo, žinai, visko, ir aš dar tas sterilizatorių kainą žiūriu, 100 eurų, pas mane buvo kaimas 15, aš galvoju, kaip aš dajodas įkapanosiu. Orkaitė kažkaip. Jo. Dėl to ir paklausiau, kaip ten buvo. Tai, bet kai kurie net nesupranta, kad į orkaitę. Iš vis nieko. Šiaip realiai, aš tai savo pirmais metais namie, aš dirbau tiesiog su... Beleko, kaip ir kraujas tikrai liejosi laisvai, kai aš pagalvoju, tai buvo laikai. Ačiū, tikrai ačiū, nežinau, visom aukščiausiam jėgom, kad nenutiko niekas, žinai. Bet tu pasižiūrėk, kiek dabar yra nemokamas daug informacijos ir jeigu mūsų laikais būtų buvę tiek informacijos, ar ne, aš manau, kad aš greičiau būčiau dasikapščius iki šito, ką aš dabar turiu. Mūsų laikais šitais, nebuvo jokios info. Aš nusipirkau tą IBD gelį, kur tu pasakei, į mano meistrį naudojo. Jis toks tobulas buvo, taip gražiadas, kaip karamelė, žiūrėjau, galvodavau, čia tokį aš pirksiu ir nusipirkau pagal kopiją. Aš parsinešu jį namo, darau draugai savo tos pirmus nagus ir jisai kietas kaip guma. Aš po to nunešiu, žinok, nufilmavau, įkėliau į nagų grupės, vagas tik radau ir parašiau merginos, aš anksčiau pas meistrį, taip nebuvo, ar jisai čia pasikeitė, ar jisai čia yra blogas, ar čia mano brokas. Ir man, žinok, atsirado keli atsakymai po 3 dienų. Tai prasme, 2 pameistras atrašė po 3 dienų, kad gal neškit, jis toks neturi būti, žinai. Kad po 3 dienų aš gavau gal 1 ar 2 atsakymus apie tą IBD gelį. Nebuvo nieko. Ir aš pamenu, pirmuosius postus Gracianos, kur neįrodydavo tos nagus prieš ir po ir parašydavo info, kaip tai padaryti. Pirmasis toks super nesveikai gal ryškus pavyzdys to informacijos skleidimo buvo man Graciana. Aš labai gerai atsimenu, nežinau, tu pameni, kai prasidėjo ta Facebook'o era, kur tie prieš ir po tobuli nagai. Šiek tiek info kiekvienam meistrui. Aš rydavau kiekvieną tą postą. Buvau laimėjusi jos online mokymus. Buvo pasisekę.